Birželio 23 dienos vakarą prie Merkio Jašiūnų dvaro parke ieškota paparčio žiedo. Gausiai susirinkusi publika pasinėrė į atlikėjų koncertinės programos sūkurį ir puikiai leido laiką. Joninių vakarą pradėjo šeimininkai – ansamblis Znak Narečanki. Kviesdamas pasinerti į magiškos nakties paslaptį ir dovanodamas šventės svečiams vainikus. Ir choras, ir šokėjų grupė pakvietė dainuoti ir šokti kartu. Taip nuotaikingai ragindami pasveikinti Jonus ir Janinas. Po jų sceną užėmė Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje veikiantis meno ansamblis Gromada. Ir vėl liejosi dainos ir šokiai, kurie sugrąžino žiūrovus į senelių laikus, atgaivindami prisiminimus ir suteikdami jiems naują gyvenimą. Po jašiūniečių pasirodymų į Joninių sceną užlipo dainų ir šokių ansamblis Solčanė, padovanojęs liaudies dainų ir šokių pynę. Ištikimas Lenkų tradicijoms, reprezentacinis Lenkų dainų ir šokių ansamblis Vilenščizna pristatė vietos folklorų paremtą kūrybinę programą, pasakišką ir kupiną paslapčių kompoziciją. Savo pasirodymo pabaigoje Vilenščizna kartu su šventės dalyviais uždegė Joninių laužą. Trumpam, vos 2 dainoms į sceną užlipo grupė Ačiū, padovanojusi publikai mėgstamas dainas. Kitoje renginio dalyje folkloras suskambėjo kiek šiuolaikiškai. Pasigirdo skambios jo gaidos. Iš Olštino atvykusios grupės Horpaina repertuare Lenkijos pasienio su Ukraina liaudies dainos ir muzika, perpinta su roko kompozicijomis. Energijos tikrai nestigo. Po Lenkijos atlikėjų pasigirdo gitaros ir būgnų ritmai, melodingas akordeonas ir publikai gerai pažįstamų žymių atlikėjų koveriai, suskambėję su nauja jėga. Joninių dalyvius linksmino grupė Loud Fish. Po vidurnakčio ugnies ir pirotechnikos šou, galutinai įtraukęs šventės dalyvius į Joninių nakties magiją. Lietus, ugnis, magija ir gera muzika. Tąnakt visi ieškojo paparčio žiedo. Tikėkimės, rado.